Kaip reik perprogramuoti įsitikinimus savo galvo. Dabar ir svarbiausia suprast, kad žmonės kai kurie galvo, kad aš išgersiu kažkokį tabletėkį ir man įsitikinimą dings per momentą. Visiškai ne. Tu gali susirasti kiek nors vedlį, kad tau padės įsitikinimus pašalinti taip toliau, bet ir tai nėra tikrasis atsakymas. Nes tai tikrasis atsakymas ir tai užtrunk procesą. Tai yra procesas. Mes esam čia inkarnacija šitoj fizinėj realybėj, kad patirtumėm procesą, kad praeitumėm iššūkius, kad praeitumėm dalykus, kurie leid mums tapti tą versiją, leid mums išmokti tam tikras pamokas, kad mes turėtumėm kažkokį tai bagažą, kad leid suvokti tam tikras esmės, tam tikrus visatos suvokimus. Arba aplamai tiesiog žmogiškumas suvokimus, kad aš šitais nudegiau su ugnim, aš daugiau prie ugnies nebelysiu. Arba aš lysiu prie nos kitaip. Tiesiog va taip tu eini per procesą ir išmoksti. Taip pat ir įsitikinimas. Dabar įsitikinimą užtrunk kažkiek procesą, nesakysiu laiką, nes laikas yra iliuzija, bet užtrunk procesą. Ir procesas yra vienintelis dalykas, kas yra tikra. Tai dabar žiūrėk, tu nori sukurti naują savo įsitikinimą, kad aš dabar nebijau medžių. Tiesiog kaip iš oro, ne? Aš bijau medžius, o nesakau, aš bijau medžius. Kodėl aš bijau medžius? Medžius tau sukur kažkokį emociją. Tau daug kažkokį tai reikšmį. Nes jeigu tu pamatai medį, man medis sukel kažkokią specifinę emociją, tai reiškia X, Y, Z ir dėl to aš jaučiuosi taip, nes emocijos negali egzistuoti vakuumi. Dėl to yra pirm įsitikinimas, tada emocija, tada mintis ir tada tik veiksmas. Tai žiūrėk, tu dabar eini to neuronų takeliu. Įsivaizduok, čia ir takėlis, tau neuronų takėlis, kur ir aš bijau medžių. Ir tu eini to takeliu, eini, tik vieną dieną, tau tiesiog pastovus dalyks, tau niek nauja. Bet dabar aš noriu sukurti naują takėlį, naują neuronų jungtį, kad man leis galvoti, turėti būsim tam tikrą ir mintis tam tikras, taip toliau, bla, bla, bla. Dabar šitas turi šabakštyną. Čia ir tau pirmasis žingsnis – eit per to naują kelėlį, sąmoningą, taip, sąmoningą nuspręsti eit per naują kelią, kad neegzistuoja, kad sukurtum, nes tu esi kūrėjas. Tu nusprendi, kas yra tau tiesa. Ir tu eini tuo takeliu. Grįžta pati emocija, pamatau medį, įsigos, palauk, ne, aš nebebijau tų medžios, juk aš nusprendžiau, kad man medis yra meilė, man medis yra džiaugsmas, pozityvas, bet koks emocijas, visiškai nesvarbu. Ir aš sąmoninga einu per tą takėlį. Antrą kartą, palauk, pagalvojau savai, prisiminiau, nebeinu aš tau takėliu, aš einu tau takėlį dabar vėl. Ir tu kuri tą takėlį, o kažkiek laiką tas takėlis naus tam toksa. O tas senasis neuronų takėlis, kad sukūrė tas įsitikinims, apžėl ir tu niekada nebevaikšta. Aišku, tai yra daugiau detalių, negu aš dabar per tas 3 minutės papasakojau. Bet jeigu tau įdomu, kaip tu gali pakeisti savo įsitikinimus, rašyk į komentarus gausa ir aš tau padėsiu.